Ar galėtumėt pagalvoti bendrai, kiek ir kokių stebuklų yra Jėzus padaręs? Ar žinote, kad yra 7 didieji stebuklai, 7 didieji, todėl didžiosios bazilikos kaip Romoje turi 7 altorius, visi 7 altoriai yra atlaiduoti ir galite pelnyti daug malonių. Man tas galvoja, kokį stebuklą prisimins iš viešpaties gyvenimo? Nepadarė jokio? Man tų stebuklas dar jokio, viešpats stebuklų dar jokio nepadarė. Kokį stebuklą viešpats padarė? Daug stebuklų padarė. Violeta, koks galėtų būti fainiausias viešpaties stebuklas? Išgydė nepagydomus, pamaitino minę. Be abejo, yra šitie visi stebuklai ir pats didžiausias, tai yra tikrai Eucharistija. Duona virsta tikrų mūsų viešpaties kūnų ir krauju ir be abejo prisikėlimas. Mėlyje, šios dienos stebuklas yra vienas iš 7 didžiųjų stebuklų. Jis 6 kartus Evangelijose vienaip ar kitaip perteikiamas. Vienintelis Jonas evangelistas apie šį stebuklą nekalba kaip apie stebuklą, tiesiog duonos padauginimas. 5000 vyrų, tikriausiai lygiai tiek pat yra žmonų ir gal dar po 2 vaikus, tai gali būti apie 15-20 tūkstančių. Ir vienas berniukas pasiūlo savo 5 kepaliukus, reiškia, sakytume, mažus kąsnelius duonos. Kada Pilypas paklaustas, jog turi nueiti nupirkti duonos, tai jisai juokiasi, sako, viešpatie, tu juokiesi iš manęs, 200 reikia denarų pamaitinti šitai miniai, tiems 5000 vyrų su žmonom ir vaikais. Ar norite paskaičiuoti, ką reiškia 200 denarų? 1 denarą gauni už dienos darbą. Tai reiškia apie 9 mėnesiai darbo. Tai reiškia apie 12, 13, 15 tūkstančių eurų mūsų pinigais, jeigu uždirbtume apie 1500. Tai nieko sau suma. Reikia 9 mėnesių darbo, kad tą visą minę, kuri susirinko Jėzus pažiūrėti, pamaitinti. Ir Jėzus šypsos ir juokiasi. Mylėjai, Dievas šiandieną nedaugina jūsų duonos. Jis nedaro jūsų stebuklų. Šiandieną Dievas meldžiasi, kad tu savo širdimi prisidėtumei mažų stebuklų. Tavo gyvenime nereikia pamaitinti 200 denarų, 9 mėnesiais minę. Tau reikia prisidėti savo gyvenimo eigoje mažu kąsneliu. Tuo kąsneliu, kuris yra tavo gyvenime paprastas ir aiškus. Tai yra tavo kasdienybė. Ir mes, mėlėjai, tikriausiai vieni kitus papildydami esame be galo stiprūs. Andriejus. Ką reiškia Andriejus? Tai yra galingas, stiprusis. Ir Andriejus sako, štai yra berniukas, paauglys. Jis turi duonos. Mūsų Dievas tikriausiai mėgsta jaunystę. Ir net įtarčiau, kad mūsų Dievas yra be galo jaunas, nes jis mėgsta šposauti. Sako, susodinkite minę ir tuos 5 gabaliukus ir 2 žuvis padalinkite. Pagal egzegetus šis stebuklas laikomas labiausiai nevykusiu Jėzaus stebuklu. Jisai buvo akivaizdus stebuklas. Kokį efektą duoda Dievas darydamas stebuklus tavo gyvenime? Šventą tinginystę. Štai efektas. Padarykite savo darbus ir už vaikus atlikite darbus, turėsite šventus tinginius. Bus 30 metų, 40 metų, kol jūs gyvi, bus šventi tinginiai. Ir Dievas šiandien viešpats sako, tai jūs duokite duonos, tai jūs darykite. Ir iš tikrųjų mūsų visų gyvenimas yra su mažu įnašu į gyvenimą. Ir manau, kad stebuklas vyksta visuomet. Jūsų šeimose, jūsų gyvenimuose. Tie mūsų maži gyvenimai, jie pilni stebuklų. Mėlieji, jeigu skaičiuotumėt savo biudžetus, jie nėra labai dideli, tačiau vyksta stebuklai. Stebuklai kažką turite, įsigijate, sutaupote. Ir logiškai mūsų lietuviai yra be galo darbštus. Tai ko gero patys darbščiausi. Nuvažiuokite į turtingas šalis, kurioms nereikia labai šildytis, pavyzdžiui, kaip Italija. Pietūs. Iš šiukšlių neišlipa. Pietūs Italijos.
ir daugybė dalykų jiems mažiau rūpi kaip mums. Mėlėjai, mūsų kraštas be galo gražus ir kaip čia kalbėjo senelė, berods Janina, 96 metų, tai jis sakė, mėlėjai, mylėkime šį kraštą. Tokį nuostabų kraštą Dievas padovanojo ir pavedė mums, tai yra stebuklas. Kiekvienas turime savo namus, savo gražiausias sodybas turime. Ir ši parapija taip pat viena iš tokių Dievo stebuklo vietų. Ir kada stebiu šią parapiją, mūsų gyvenimą, galiu liudyti, kad tai yra stebuklas. Tai yra didysis duonos padauginimas. Jūsų gerumo dėka mes darome darbus ir aš manau, kad viešpats nebuvo tas, kuris laukė ant lėkštutės padėtos duonos. Mėlyje, tikiu, kad kunigas nėra tas, kuris atėjo, kad jam patarnautų. Tikiu, kad kunigas, jeigu mato realybę, dirba, juda, dirba visas avilys. Jūs namuose, jeigu jūs vienas judate, dirbate, dirba visas avilys. Melskime, kad mūsų viešpats Jėzus, kuris yra tikrasis mūsų bitinėlis arba motinėlė, jeigu jums tinka, tikrai mums dovanotų tą entuziazmą dirbti, gražintis ir nebijoti Dievui už viską dėkoti. Ir dalinti savo duoną. O popiežius Pranciškus dalinasi atostogų mintimi. Tai praeito sekmadienio mintys atostogos. Po daug darbo, po visų darbų, pagaliau vasarą, privalote visi paatostogauti. Ką daryti, jeigu yra daug rūpesčių? Popiežiaus Pranciškaus mintys. Ilsėtis ar tarnauti žmonėms. O kaip suderinti šiuos du Jėzaus patarimus? Girdi ilsėkis, o po to sako tarnauk. Gausios minios seka Jėzumi. Žmonės pėsčiomis nuskaba net ten, kur Jėzus jau pasitraukė į nuošalę. Žmonės yra ištroškę Jėzaus žodžių, o Jėzus siūlo pailsėti. Kartu trokšta toliau tarnauti žmonėms. Atrodo du nesuderinami dalykai. Mėlėjai, vienas kitą papildo. Jėzui rūpi mokinių nuovargis. Viešpačiui svarbus tavo gyvenimas. Viešpačiui svarbu tavo nuotaika. Viešpats trokšta, kad tu būtai pailsėjęs nuotaikoje, linksmas kūrėjėlis. Galbūt Jėzus užčiuopia pavojų, kuris gali tave ištikti tavo gyvenime. Kartais mes turime daug entuziazmo, tampame aktyvumo aukomis ir gali svarbiausi dalykai išsprūsti iš tavo akių. Įspėjimas ir mums bažnyčiai, sielovadai, mėlieji, mes neturime užsimti darymu. Jėzus siūlo poilsio ir tai nereiškia, kad turi pabėgti iš šio pasaulio. Tai nereiškia, kad turi pasitraukti į savo asmeninę gerovę, priešingai. Susitikęs su pasimetusiais žmonėmis, juos užjausdamas. Tai dvi tikrovės – poilsis ir atjauta. Ilsėtis ir kitą atjausti. Išmokę ilsėtis galime atjausti. Atjausti žvilgsniu. Mūsų žvilgsnis yra gydantis. Įmanoma tik tada, kada mūsų širdis neužgriuvusi nerimo dėl darbų, dėl visų dalykų. Jeigu tu moki sustoti, tyloje priimti Dievo malonę, ar sugebi sustoti, akimirką pabūti su savimi, su Dievu, galbūt tyliai su savo artimiausiu žmogumi, ar sugebi save išvaduoti iš nuolatinio skubėjimo, ar moki surasti savo tą vadinamą nuošalią vietą? Kuri tavo yra nuošalioji vieta, kad tu kasdienio triukšmo ir veiklos eigoje galėtume į ją pabėgti? Mėlieji, melskime, kad dangiškoji motina padėtų mums ilsėtis Dievo dvasioje,
tarp visų kasdienių darbų pastebėti kitų poreikius ir būti palaiminti šypsena. Amen.